mano subinė, mano išangė buvo sunaikinta. Aš nuėjau į pačią ekstremaliausią čiuožyklą, nes galvoju, vapšė pohui pavarysiu aš. Ir pirmas ženklas buvo blogs, kai aš atėjau, kad nei vienas žmogus nebuvo eilėj. It was free to go. Ir aš pradedu leistis tą čiuožyklą. Rankytę susidėjau ir iš pradžių buvo linksma. Galvoju, ką jūs čia pezat, kur čia tas ekstremalums. Po 5 sekundžių aš supratau, kad aš pataikiau. Ne ten. Srovė greitai srovė. Galvoju, I will just close my eyes. Ir mane tada pradėt plakti vieną pusę, plakti kitą pusę. Ir tiesiog daužaus, aš taip daužaus, galvoju, kaip baisu. Bet viskas, tuoj pasibaigs, I can do this. Nieko blogo nebus. Ir išlendu iš šios čiuožyklos, tiesiog pajaučiu didžiulę srovę, lyg keršerį, į mano subinę, į mano išangę. Ir man nukrent Staniks. Galvoju, gerai, su kuria problema pirmiau man reikia susidoroti dabar. Paneriu po vandeniu, bandau susirasti Staniką, nes nenoriu paflešinti vaikų. Ir tada tiesiog jaučiu begalinį skausmą savo subinėj. Ir jausmas buvo toks, lyg Poseidonas būtų manim pasinaudojęs pro galinės duris. O dieve, ką man daryti? Bandau suprasti, kas vyks dabar apačioj. Ar kažkas išbirs? Ar aš kažką pamėsiu? Ar aš dabar tiesiog prasiplovau subinę? Ar ją išdraskiau? Nueinu į tualetą, viskas ok. Skausmas atslūgsta. Bet trauma liks visam gyvenimui. Tai buvo tiesiog pasinaudojimas. Aš išlindau nusmauktų Staniku, praplauta subinė. Šitą čiuožyklą reiktų pervadinti į subinės naikintuvą. Nuo šiol turėtų būti perspėjimas, kad jeigu leidžiatės ekstremalią čiuožyklą, turit sutraukti subinės žandus, kad ta Poseidono srovė nenueitų ten, kur nereikia. Dabar recoverinu, šiuo metu jau viskas gerai, bet ar bijau daryti kakų, tai bijau. Ir tikrai į subinės naikintuvą aš nebeisiu.